Sveiki, gerbiami Alko radijo klausytojai ir žiūrovai. Šiandien aktualiosios istorijos laidoje vėl kalbamės su dailininku Aloyzu Stasiulevičiumi. Labą dieną. Labą dieną. Ir praėjusį kartą mes kalbėdami apie meno padėtį sovietmečiu, priėjom prie dabarties. Ir tas jungiamasis elementas pasirodė esąs Fliuksus, kuris gimė sovietmečiu, bet ne Lietuvoje, o jau užsienį ir kaip tokia greunanti kultūra jėga. Ir štai dabar paaiškėja, kad oficiali mūsų valstybės pozicija, kam skiriami valstybės pinigai, tai yra būtent tam Fliuksus menui. Nu, gal ne visi pinigai, bet bent jau nemaža dalis. Taip. Tai kaip čia galėjo taip atsitikti? Iš tikrųjų, mes turim šiuolaikinį meno centrą, kuris buvo pastatytas sovietmečiu, paskutiniais metais, ir ten vyko nuolat įdomios parodos ir taip toliau. Tačiau atgavus nepriklausomybę, šito centro direktorium tapo Kuzinas. Tam tikra ideologija, tam tikra taktika, tam tikras strategija. Ir viskas pasisuko į kitą pusę. Ir aš perskaitysiu keletą parodų, kurios per eilę metų buvo ten suruoštos. 96 metai. Pirmą kartą šiuolaikiniame meno centre eksponuojamos dramblio išmatos. Jos buvo atvežtos iš Londono. Tai čia menas. Taip. O autorius dramblys. Tapytojas Augustinas Savickas tada gerai pasakė, nu ką, teks atšventinti šitą salę. Toliau Janso projektas. Šūdo atmetimas yra metafizinį. Amžinojo ugnis prie nežinomo kareivio kapo arba parlamento. Jis turi degti naudojant išmatų garus. Pateikti amžinosios ugnies aukuro projekto brėžiniai. Čia jaunas menininkas Jansas. Viskas daroma valstybės finansuojama įstaigoje. Toliau, 99 metais Elke Krzysztof paroda iš Austrijos. Ji filmuoja savo tuštinimosi procesą. 20 minučių žiūrovas turi žiūrėti, kaip jį kakoja. Viskas tai vyksta valstybiniam muziejui. Toliau, Žilinsko galerijoje Kaune, Serano fotografija, Kristus myžaluose. Fotografija išdidinta, kai ji pasirodė Amerikoje, buvo protestai, Lietuvoje išbuvo Žilinsko galerijoje ilgą laiką, niekas nereagavo. Na, toks laikoma, kad tai jeigu reaguoji, tai čia nesupranti meno. Kitas Janso projektas avinėlio aukojimas. Jansas atgabeno iš šiuolaikinį meno centrą aviną ir ketino jį paskersti. Tik policija įsikišus, akcija neįvyko. Valstybinis muziejus. Toliau, Kaune. Paroda skirta Čiurlionio gimimo 125 metinimų. Parodos metu Jansas atliko performansą. Šlapinosi, išsitraukė savo organą, o po to išgėrė. Porą damų nualpo. Ir taip toliau. Kas čia yra? Čia yra tas pats. Yra daug. Ir jų yra įvairių. Ir todėl... Ar čia yra tas pats Fliuksus, ar čia yra kitos panašios srovės? Tai yra noras, nuolat šokiruoti, kad, žiūrovą išvesti iš pusiausvyros. Ir tokiu atveju tas šokiravimas vyksta ne vien tik tai ŠMC. Sakykime, buvo tokia meno mūgė, kuri buvo Vilniaus centre, prospekte. Ir štai vienas menininkas pasigamino Aušros vartų Madonos apkaustus
vietoj jos veido padarė ovalą tokį ir ten buvo galima fotografuotis. Reiškia, mūsų tą švento paveikslo viešas absoliučiai išniekinimas. Tai gerai, kad tuoj pat pora vyrų nubėgo į katedrą, atsivedė kleboną ir jis sugebėjo šitą menininką išprašyti. Reiškia, noro šokiruoti yra... Tai, bet aš suprantu, noras šokiruoti kažkokiu, tai yra ir ne visai galbūt sveikų žmonių, yra ir ekscentriškų kažkokių žmonių, bet kai tai yra tampa valstybės remiama meno politika, kai apie tai kažkokius ditirambas gieda tam tikri menotyrininkai, paruošti irgi valstybinėse įstaigose, šie mokslus, tai kyla klausimas, o tai kokia jėga čia gali tokius dalykus remti ir stumti? Gerai, čia tada kyla klausimas, vardan išraiškos, iki kokios ribos menininkas gali eiti. Ar yra ta riba? Ir vis tik tai yra ta riba. Ir jau šitie dalykai vakaruose po truputėlį yra atslūgę, o pas mus dar kol kas yra labai, taip sakant, madoj. Ir šitas vamzdis, kuris atsirado, taip, garsusis, reiškia, Neries pakrantėje, yra, kaip tik ir yra tas šokiravimo pavyzdys. Bet jis ne tik šokiruoja, jis kainavo gana nemažos pinigus miesto biudžetui. Ir dabar, reiškia, televizijoje kalbėjo vienas santechnikas ir pasakė, reiškia, šitokį vamzdį aš būčiau pastatęs, už 3, gal už 4 tūkstančius litų. Tuo tarpu savivaldybė menininkui, taip vadinamam, reiškia, sumokėjau 100 000. Čia yra plovimas pinigų ir tada šitame pinigų dalyboje, ko gero, dalyvauja ir menotyrininkai. Yra tokios Kreivytė, Lubytė, ten yra truputėlį jos yra Andriuškevičiaus mokinės ir jos... Jūs man davė tokią paveiksliuką menotyrininką vieną, kaip jis Šapoka. Tai va, prieš mane yra nuotrauka menotyrininko Šapokos, kuris dirba kultūros baruose ir kuris internete demonstravo filmą. Jis nusimovė kelnes ir savo į užpakalį sukišo gėles. Ir čia yra performances, taip vadinamas. Meno žinovas. Ir dar turbūt reikia manyti, kad... Kaip suvokti šitą menotyrininką, tarp kitko, šiomis dienomos kultūros ministerija jį apdovanojo premiją metinę. Tai tada mūsų kultūros ministerija aplamai yra, ko gero, ta įstaiga, kuri ir užsiima tą destruktyvų menų. Griovimo ideologija yra ištisai jos visurse veiksmuose. Bet man va štai įdomu, sovietų laikais toks prosovietinis veikėjas Jurgis Mačiūnas Amerikoje užsiminėjo tokia griovimo ideologija. Pas mus, Sovietų sąjungoje, užšepus geležinės uždangos, tokie dalykai nevyksta. Kai mes atsiduriam anoj pusėje, kaip sakant, išsilaisvinam ir pas mus prasideda toks pat griovimas. Bijau, kad atgimė truputėlį meno politikoje būtent šitą neobolševizmo ideologiją griauti. Bolševikai viską griovė. Mačiūno Fliuksus taip pat ideologiją griauti. Jie griauna tuo metu, kai yra kapitalistinė santvarka. Jie, kai patys kažkokią valstybę suformuoja, jau nebegriauna. Bet kodėl mūsų valstybinė politika visiškai neremia tradicinio meno? Kodėl tapybos, grafikos, skulptūros darbų nekaupia Nacionalinė galerija? Reiškia, mes kol kas egzistuojam tik dėl to, kad mus truputėlį remia kokios savivaldybės, atskiri merai, arba mus remia
iš tikrųjų Gariūnų, tas kultūros centras, ten yra ruošiamos parodos, koncertai. Gariūnai dabar lieka Lietuvos meno viltimi, valstybė faktiškai greuna, Gariūnai kūrė meną. Gariūnai kūrė meną. Štai kur paradoksas, atrodo, kad turgus ir menas nesusiję. Tai ir gaunasi, kad Gariūnai įsigijo puikų koncertinį fortepijoną. Gariūnuose yra Vagos leidyklos knygynas. Ten pastoviai ruošiami tie koncertai. Ir dabar yra mano paroda kaip tik Gariūnuose. Ji yra 37 ar 38. Gariūnai išleidžia visiems dailininkam katalogus. Ir tada mes esam nepaprastai dėkingi Gariūnų vyrams, kad jie teikia mums tą tokią paramą ir moralinę. Jeigu pasikliautume valstybę, turėtume ŠMC šikančius, atsiprašau labai, menininkus vadinamus, o jeigu norim turėti kažką kitą, tai tenka ieškoti jau tokių žmonių tiesiog. Mes truputį tikim, kad atėjus pasikeitus mūsų valdžiai, vis dėlto turėtų keistis šitą kultūrinę politiką, kad vis dėlto bus atkreiptas dėmesys į tą profesinį meną, į tą tradicinį meną. Kaip atsirado žmonės, kurie formuoja meno politiką, tai yra iš esmės užima kažkokias tai pareigas ministerijose, muziejuose, dailės turbūt akademijoje. Kaip jie visur į tos postus buvo susodinti? Juk tai nėra toks jau paprastas dalykas, kad valdytų vieną. Tai buvo sąmoningai daroma ir tai buvo galvojama ir tokiu atveju ir atsirado. Sakykime, ten, kur lėšos skirstamos, pirmininkas, kad būtų savas, kad net nacionalinių premijų skirstimo, reiškia, irgi yra žmonės, kurie buvo numatyti, labai gerai žinant jų, už ką jie balsuos ir taip toliau. Todėl gyvenam gana sudėtingoje situacijoje, tik tai kaip. Šiuo metu pasaulio vaizdas keičiasi. Dabar, sakykime, menotyrininkė viena buvo specialiai Londone, lankė galerijas. Visur grįžtama prie gamtos, prie iš tikrųjų jau tradicinės tapybos. Nijolė Tumėnienė, menotyrininkė, specialiai važiavo į Paryžių ir domėjosi, kaip pristatomas tas postmodernas. Paaiškėjo, kad kažkokiam tai paviljone yra skirta pusė salės ir taip toliau. Paryžiuje šiuo metu yra modernaus meno tęstinumas ir tas tęstinumas yra remiamas valstybės ir visose parodose. Šitas su postmodernu ir su šito mūsų ties eksperimentais mes tapom provincija. Tai yra jau praeitis europinė mene. Taip, bet dėja nepraeitis pas mus. Štai pavyzdys, konkretus pavyzdys, kaip kultūros ministerija tyčiasi, sakykime, aš sakyčiau, tyčiasi iš menininkų. 2010 metais minėjom Žalgirio mūšio jubiliejų, buvo ministerijos surengtas konkursas Žalgirio mūšio paveikslų. Dailininkai sunešė savo paveikslus, tame tarpe štai ir Laimos Kriukelienės monumentalus paveikslas ir taip toliau. Sudaryta kultūros ministerijos komisija pareiškė, kad nėra ko premijuoti ir premijavo 3 berods premiją, vienintelį kažkokį tai instaliaciją, kaip čia tokio irgi Fliuksuso stiliaus. Labai trumpai kalbant yra štai kaip. Iš tikrųjų mes suruošėm konkursą, buvo konkursų laimėtojai, mes kreipėmės tada į ministrą Vilkaitį, kad būtų bent ten, reiškia, kokios tai premijos ar stipendijos. Ir tada kultūros ministerijos, reiškia, sekretorius Kvietkauskas, reiškia, jis tiesiai pasakė, kultūros ministerijai nereikia paveikslų ir jo labiau istorinių paveikslų. Ir jis, kai aš paklausiau, čia jūsų, jis pasakė, tokios yra instrukcijos. Iš kur tos instrukcijos? Ar tai yra iš Briuselio, ar tai yra iš Amerikos?
Bet tada rankos leidžiasi. O dabar žodžiu, Kvietkauskas oficialiai ministerijos vardu pasireiškė, kad meno mums nereikia. Taip. Tai kokia čia kultūros ministerija, ar čia gal antikultūros dabar jau? Aš nežinau, reiškia, iš kur tos ateina instrukcijos, bet esmė kokia yra. Ir tada buvo suruoštas tas konkursas ir mes darėm tos darbus. Ir vat, iš tikrųjų, keletą darbų labai buvo verti dėmesio. Kultūros ministerija šitą konkursą, reiškia, sunaikino ir tada iš tikrųjų, o dabar yra šitos, reiškia, dailininkės paroda Karininkų Ramovė ir yra tas darbas Žalgirio mūšis eksponuotas. Iš tikrųjų šitas paveikslas turėtų kaboti kur nors Valdovų rūmuose arba Nacionalinėje galerijoje. Tai yra puikus darbas, reiškia, Kriukelienė padarė tikrai puikų dalyką. Bet buvo daugiau turbūt darbų, ta paroda buvo gana įdomi. Bet gaunasi, kad istorinio paveikslo Lietuvai nereikia. Jeigu mes turėsim kada nors šio laikotarpio meno istoriją, joje greičiausiai teks aprašinėti tai, kas buvo paraštėse, kas buvo valstybės dėmesio visiškai periferijai, o tie dalykai, kurie valstybė rėmė, vargu ar pateks į tą meno istoriją. Dabar dėl meno ir istorijos. Tai visi, iš tikrųjų, yra daug kas daroma, bet daroma atskirų savivaldybių, atskirų miestų. Ir dabar Telšiai pastatė, reiškia, Boso skulptūrą mūšiui su kalavijuočiais, reiškia, atžymėti, kuris įvyko 1260 metais. Tai yra, reiškia, puikiai skulptūra, bet tai yra padaryta miesto lėšom. Kultūros ministerija nedalyvauja. Yra ir daugiau dalykų padaryta, kas yra padaryta atskirų miestų, atskiri plenerai, reiškia, skirti ten datom atžymėti ir taip toliau. Labai gaila, kad, reiškia, šitame procese, vat mūsų kultūros ministerijos jokios iniciatyvos nėra, nebuvo ir nėra. Kaip vis dėlto taip atsitiko? Ar čia nėra ryšio, pavyzdžiui, kad mūsų valstybės atkūrėjas Vytautas Landsbergis tokius draugiškus ryšius palaikė su Fluxus meno įkūrėju, pradininku Mačiūnu, kad tokia valstybės politika pakrypo va štai tokia keista kryptim, kad visur buvo sustatyti jau tokios pakraipos žmonės. Kas tai galėjo padaryti? Aš ją tiesiai įvardinčiau, tai yra antivalstybinė politika. Ir tada galvokim, kaip pakeisti šitą politiką, nes ji duoda blogus rezultatus ir ji iš tikrųjų nuvertina kūrėją. Kūrėjas yra neremiamas. Mes labai dažnai kalbam kultūrą, kūrybą, o iš tikrųjų kūryba remiasi kūrėjų. Kai kūrėjas lieka už borto, tai iš tikrųjų kaip ta kūryba gali vystytis. Čia yra gerokai jau nebe meno klausimas. Bijau, kad tai yra truputėlį jau ir politika. Kodėl neobolševizmas atgimsta Lietuvoje kultūros politikoje? Kodėl? Kodėl kokie žmonės tam vadovauja? Ir kodėl mūsų politikai tyli? Tie politikai, kurie suvokia, kas vyksta. Čia šitas dalykas faktiškai, pavyzdžiui, tas Vamzdžio kūrėjas gavo nacionalinę premiją. Gavo nacionalinę premiją. Tai paskui turbūt net gėda būtų imta premija po šitokio akibrokšto. Yra tiesiog kartais nesuprantami dalykai Lietuvoje. Ir, sakykime, kai sekam tą kūrybinį gyvenimą, tai negali pasakyti, kad menininkai yra nusišalinti. Parodų labai daug, labai įdomių parodų. Bet tai viskas vyksta kol kas iš entuziazmo
arba vien tik tai su menkiausia parama. Taip, iš privačių asmenų, iš savivaldybių, kartais galbūt ir per kultūros ministeriją pavyksta gauti. Mes dar reikalingi, sakykime, ligoninėm ten, sakykime, Birštonas, mus parėmė, ten buvo Birštono kurorto 170-metį, buvo suruoštos 8 mūsų parodos, buvo tenai pleneras, buvo labai daug gražių dalykų, tai vyksta ir Palangoj, labai puikiai dirba ten Žemaikčių kultūros centras, reiškia Plungėj, ir šiuo metu vyksta 7. Pasaulio Žemaičių paroda, bet viskas tai yra tik entuziazmas. Ir tada galvokim, kaip pakeisti šitą politiką. Mano manimu, tiesiog reikalinga keisti žmonės, kurie šitai ideologijai vadovauja, kuriems nebereikia meno, o kuriems reikia destrukcijos gravimo. Šitie žmonės neturėtų vadovauti. Jie turi dirbti tą darbą, kurie jie galbūt moka. Na, bet jie apsigins, jie pasikvies štai tokius menotyrininkus su gėlėmis užpakalyje ir jie paaiškins, kad čia yra tikrasis menas. Jie paaiškint, jie gali, jie naudoja daug tarptautinių žodžių, jie naudoja labai daug citatų, jie yra prisiskaitę vakarų kai kurių menotyrininkų, ideologų, tų straipsnių, ir jie galvoja, kad tradicinis menas yra praeitis, o kad jų tas avangardas yra dabartis. Tai va, dabartis yra, dabarčiai kaip tik reikia harmonijos, reikia susikalbėjimo, reikia idėjų, reikia istorijos. Lietuvos žmonės labai yra nusivylę, nusiminę ir menas gali padėti žmonėms truputėlį ir gyventi, ir išgyventi, ir būti tvirtesniais. Ir todėl labai pavojingas yra tas griovimo ta ideologija, kai ji yra viešai demonstruojama salėse ir koncertuose ir visur kitur. Taip, kad gyvenam sudėtingą laikotarpį, kur iš tikrųjų vyksta karas tarp šviesos ir tamsos. Taip, tai dabar jeigu dar pakalbėtume truputį apie šviesą, tai optimistiškiau truputį, tai štai nepriklausomai Lietuvoje, kas gero yra tendencijos, kokios yra geros tendencijos, galbūt nerimamos ten kultūros ministerijos, bet vis tiek žmonės kūrė. Net šiuo metu tos parodos, kurios vyksta, jos yra labai vertos dėmesio. O parodų, sakykime, aš jau minėjau, ten ir tas Žemaičių kultūros centras, ir net kokiuose Šauliuose ar Klaipėdoj yra, reiškia, iš tikrųjų išgyvenam tokį truputėlį kūrybinį pakilimą. Reiškia, bet kūrybinis pakilimas yra daugiau su vyresne karta, su tais, kurie moka, reiškia, kurie turi savo braižą, vyresnioji karta duoda tą labai aukštą rezultatą. Ir sakykime, buvo visą eilę parodų, čia ir Tuleikio, Kisarausko, ir tiesiog vyksta. Aš dalyvauju tame kūrybinėje grupėje individualistų, mes ruošiam tas parodas ir jos yra buvę labai daug, kur turėjom ir Graikijoje, ir reiškia, Maskvoje, ir Peterburge, ir kur nors net Kryme. Kaip sakant, yra dirbama. Ir tas darbas, tikrai kūrybinis darbas nenutrūko. Ir tas rezultatas yra. Ir kartu yra gana daug parodų, kur yra tokio labai daug
skolinių. Tarsi labai atsivėrė langai ir dabar yra ta informacija, daugelį menininkų pasiekia ir jie, reiškia, pagauti tos informacijos labai dažnai seka tai, kas vyksta. Ir labai gaila, kad kaip tik seka tuos labai dažnai antraeilius, tuos bandymus įvairius. Ir tada, žodžiu, mūsų dabartinė dailė jokių būdų ne vienalytė. Jie yra ir tiesiog ir tų tikrai gražių kūrybinių laimėjimų ir yra tokio antraeilio meno, kuris, reiškia, labai dažnai rodomas pagrindinėse salėse. Tai yra mūsų šios dienos, reiškia. Tai pagrindinėse salėse mes matom štai tokį, bet, o sakėt, kad tai, ką gražaus, gero kūrė daugiausiai vyresnė karta, negi nėra jaunų menininkų, kurie irgi normalius kūrinius kurtų. Aš nenorėčiau suskirstyti, kad vyresni, jaunesni, visko yra. Yra, reiškia, ir iš jaunesnių yra, kurie eina tuo tradiciniu menu, kurie stengiasi tapyti, kurie stengiasi lipdyti, bet mene kolektyvinio meno nėra. Meną kūrė individualybė. Reiškia, tam, kad menininkas taptų individualybę, reikia daug. Reikia mokyklos, reikia mokytojo, reikia aplinkos, reikia palaikymo ir taip toliau. Ar Dailės akademija nėra ta mokykla, kuri... Taip, kad yra kelias, reiškia, ir tokiu atveju, sakykime, kada mes dabar tą praeitį kilojom meno istorijoje, tai šalia Čiurlionio buvo gana daug tų menininkų. Jie buvo tik fonas, sakykime, nepriklausomybės pirmajam laikotarpį, reiškia, ta grupė Ars buvo, šalia buvo realistų sekcija ir taip toliau. Jie irgi buvo kaip fonas. Tarybiniam laikotarpį taip pat yra, reiškia, buvo visa grupė tokia, kuri labai aktyviai tada reiškėsi, dalyvavo parodose ir taip toliau, bet jų buvo irgi mažuma, jokių būdų. Reiškia, ir dabar lygiai taip pat. Reiškia, iš tikrųjų rimtą meną kūrė tik nedidelė dalis. Taip kaip, sakykime, kaip ir poetų, jeigu yra niekada nedaug lieka, taip ir tų tikrų menininkų jų yra visuomet nedaug. Taip, aišku, tai viskas tai yra suprantama, nes talentas yra retas dalykas, bet labai gaila, kad valstybės remiami menininkai yra ne tie, apie kuriuos jūs kalbat, o yra visiškai atvirkščiai. Tai yra menininkai ir menotyrininkai. Kas svarbiausia, kad rėmimas... Su gėlėmis, vadinkim taip. Kad rėmimas vyksta per projektus. Tu parašai projektą ir tu gauni lėšas. Rėmimas turi vykti per meno, reiškia, kūrinį, o ne per projektą. Projektas yra tik paraiška. Ir kai kurie jauni menininkai labai moka rašyti paraiškas, bet kūrinių nėra. Ir čia gaunasi... Taip, bet tai turbūt irgi dar priklauso nuo tų paraiškų vertintojų. Aišku, biurokratinis aspektas, kai biurokratija iškeliama aukščiau, visko irgi daro savo. Bet ir vertintojai, jeigu, sakykime, kultūros ministerija sugeba įvertinti paveikslus ir nerasi tarp jų nieko. Tai... Žiūrėkite, dabar gaunasi, kad tie kultūros ministerijos valdininkai yra lemiantys. Visiškai nušalinta visuomenė. Daugelį šalių visuomenė labai aktyviai dalyvauja meno vertinime. Ir ypatingai, sakykime, kada įteikiamos tos premijos, daromos kandidatų parodos, yra balsavimai, yra dalyvaujamas visuomeninių organizacijų visa. Visa tai yra dabar nušalinta. Taip, tai turbūt ir yra viena iš galimų išeičių. Na kągi, šiandien metas laidą baigti. Atsisveikiname su žiūrovais. Iki kito kartą.